Šiandien gegužės 9 dieną vyko išvažiuojamasis sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto posėdis. Aplankėme gana daug objektų, pradėjome nuo Viliaus Gaigailaitčio globos namų, po to vykome Smilgynai ir Kaimynai bendruomenės įgyvendinamo projekto pasižiūrėti savarankiško gyvenimo namus. Aplankėme Senųjų Kunkių bendruomenės socialinių paslaugų centro Kuršiai vykdomą paslaugą. Taip pat pabuvojome Priekulėje, Evės namai ir Priekulės socialinių paslaugų centre bei Vaikų dienos centre ir įgyvendinam Ainiai projekto Priekulės Ainiai įgyvendinamo projekto vaikų darželio statybos objekte. Kokių, nepasakiau, kad kvorumas yra, kad dalyvaujam visi išskyrus Raimondą. Kokių turim pastebėjimų? Pastebėjimas toks, kad kai kurios įstaigos, kaip supratau, prašys finansavimo, tai gal 2 ar 3, kiek supratau, prašys tos paramos iš savivaldybės, tai reiks visiems susimastyti dėl to klausimo, dėl to reikalingumo, nes patys kaip ir apžiūrėjome tą situaciją, matom, kad tų pinigų tikrai reikia. Bet tik klausimas, kokie tie projektai svarbesni ir aktualesni mūsų rajonui šiandienos situacijai. Daugiau gal kokių nors pastebėjimų turim? Tai laba diena dar kartą, kolegos. Tai aš tiesiog norėčiau galbūt pasidžiaugti mūsų šiandieniniais aplankytais objektais, ar ne? Ir pačių bendruomenių rodoma iniciatyva įgyvendinant tam tikras, atliepiant, sakykime, savivaldybės gyventojų poreikius, ar ne, socialinius poreikius, vaikų užimtumo tą poreikį. Tai bet kuriuo atveju noris ir turbūt kreiptis į bendruomenių atstovus, ar ne, kad ateitų tinkamai pasiruošę su projektų pristatymais, su dokumentacija, su finansiniu pagrindimu. Tai tik tais tiek. Ačiū. Daugiau jokių tokių. Tikrai esam turbūt ir visi ir pavargę, ir daug turim įspūdžių šiandienai, ir turim tos mūsų mintis dar susidėlioti. Tai šiandienos posėdį baigiame.